Gintautė Černiauskė ir trumpai apie konsultacijas, ar ne? Kokios yra galimos konsultacijos? Tai aš tiesiog konsultuoju verslą, įvairių verslų atstovus ir kartais būna, sakykime, gali būti transporto, gali būti paslaugų, gali būti prekių. Na ir čia yra įvairios klausimai įvairiais lygiais, pradedant nuo buhalterijos, galbūt nuo įmonės įsteigimo, nuo įmonės, sakykime, kontrolės sistemos sudarimo iki darbuotojų motyvacijos sukūrimo. Nes vieniems verslams reikia, sakykime, tik tai buhalterinių klausimų, kitiems reikia finansų sistemos, kitiems reikia, sakykime, pelningumo kampo, kad būtų galima pamatyti, kur vis dėlto yra ta nešanti dalis pelną ir kodėl svarbu ją kontroliuoti. Na, o kitiems iš tikrųjų kartais ateina žmonės, sako, turiu labai daug veiklų, tačiau nebeturiu laiko ir nebežinau, kuri ta veikla man yra svarbiausia arba nešanti man iš tikrųjų pelną, nes paprastai jeigu jūs turite daug veiklų, tai jūsų laikas išsisklaido, sakykime, į tas įvairias veiklas ir jums reikia būti tiesiog labai dėmesingams, kad galėtumėte suprasti, kuri veikla jums yra dabar būtent šiuo metu naudingiausia vykdyti, nes galbūt jūs jau padarėte, įgijote tas kompetencijas ir yra verta atsisakyti kažkokių veiklų, kurias darėte anksčiau. Na ir taip pat apie mokesčius. Mokesčiai yra mokesčiai, mes turime juos sumokėti, turime juos apskaičiuoti, tačiau visada būna tarp įstatymų spragų. Tai vėlgi, ar jūs pasinaudojate, ar yra kažkokios galimybės. Na ir tai yra natūralu, tai yra legalu. Ir, sakykime, jeigu jūs turite kažkokių klausimų, mielai galite pasitarti. Konsultacijos pas mane yra mokamos, jums reikėtų registruotis ir jeigu norėtumėte, mielai kviečiu pasitarti.